aš skaitau, kad visą laiką gyvai yra geriau, kadangi kodėl? Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kodėl žmonės nėra durniai. Yra krūva visokių muzikinių grupių, gerų grupių, pavyzdžiui, kurie yra krūva priėjimo prie jų, yra internetas, kur mes muziką tą galim paklausyti, tos dainos, yra kompaktai, yra televizija, yra radija, viską tai mes galim klausyti, bet kaip ta grupė atvažiuoja gyvai, žmonės moka milžiniškus pinigus, kad gyvai jos paklausytų. Ir aš irgi, kaip einu į gyvą koncertą, visiškai kitokie jausmai, visiškai kitokie. Tai yra energija, tai yra tų energijų, tų žmonių, kurie daro tą muziką ir perduoda žmonėms, kurie klausosi tą muziką, tą energiją būtent. Tai yra gyvai, visiškai kitaip. Tu nepakeisi nei videofilmais kažkokiais, nei kompaktais, nei ten kažkokiai per techniką kas eina, nes ten yra informacija, ten nėra energijos. O čia, kai tu žmonės bendrauja vienas su kitu, tai jie dalinasi energiją, perduoda energiją vienas kitam. Ir galima net, jeigu žmogus kažkas tai iš tikrųjų moka, kažkas tai nori perduoti kitiem, tai užtenka net nekalbėti, užtenka pabūti šalia to žmogaus. Tai tu jau pasisemsi jos energijos, tu jau būsi panašus į kažkur tai, kažkokia prasme. Tas dalinimas energijos yra labai svarbus. Taip, nes nesakiau, čia energetiškai perduodama yra energetiškai. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra piktas ir bjaurus, ir tu šalia jo pabūsi, tu irgi tapsi piktų ir bjaurų, žinai. Nebent tu būsi su savo meilė ir šiluma būsi stipresnis negu jis, tada jis taps tas šiltas ir fainas, jis transformuosis, žinai. Bet iš tikrųjų, va taip būna, yra rusiška tokia patarlės, kaip pavėdėšься, tavo nabirėšься, nežinau, rusų kalba žinai, ar ne? С кем поведешься, того наберешься. Или с волками по волчьи выйти, не? Su kuo sutapsi, su to pats tapsi. Nu jo. Būtent tokia. Ir tai yra, iš tikrųjų, tai yra teisinga, kadangi tai yra energetiškai tiesiog perdodama ir tu po truputį, tu pats net, jeigu tu bendrausi su grupė žmonėmis, pavyzdžiui, kažkokiu pikčiūrnu ir panašiai, tai tu būsi pikčiūrnas jau galutiniu variante pats. Bet jeigu tu papulsi pas žmonės kažkokios šviesos, ten aktyvios kažkokios ir panašiai, tai tu irgi, nors tu ir būsi kažkoks tai tenai iš vis vos kažkoks neįkoks, žinai, tu po truputį pradėsi būti panašus į jos. Nebūtent toj grupiai, bet vis vien, žmogus yra toks grupinis padaras, šiaip žmogui yra gerai tarp žmonių. Jeigu tu vienas visiškai sėdėsi, tau bus negerai. Tu tikrai nesivystysi. Pasodink tu žmogui bišką kur nors. Jis net nekalbės, jis bus atskirvis, jis gyvens, žinai, bet ar jis vystysis, jis visiškai nesivystys. O tik tai tarp žmonių, tik tai būnant tarp žmonių su žmonėmis, žinai, mes galime iš tikrųjų kažką tai išmokti, kažką tai pasisemti, kažką perduoti, kažką gauti ir tokiu būdu mūsų vystymas, aš taip bent suprantu, kad vystymas tarp žmonių vyksta. Tai yra net tokia rusiškai vėl pritčia, nežinau kaip lietuviškai pritčia, kas nors pasakys ar ne, patarlė, nepatarlė. Niekas nesako, nežinau. Tai yra kaip tas išmintingas toksai vyrukas nuėjo į kalnus, žinai, kad išminties pabuvoti, pamedituoti ir išminties tenai, kad jam tas išmintingumas atsirastų, žinai. Ir prasidėjus tam kelis metus, jau atrodo jau išmintingas tapo, jau viskas jam aišku, viskas gražiai, aš jau nešventas. Ir tas kaimelis ten apačioj buvo. Ir jie sužinojo, kad ten kalnuose gyvena išmintingas žmogus ir ten kažkokį baliuką suorganizavo ir pakvietė tą vilką į balių. Žinai, ir jis nusileido, toks visas išmintingas, toksai šventas, toks geras. Ir šitą nusileido ir ten per baliuką kažkas šokinėjo, jam ant kojas užlipo. Tu ant ką man kojas užlipai, žinai. Iš karto visas tas išmintingumas prapolės, žinai. Lengvai būti išmintingų, protingų, žinai, kaip tu vienas esi, o kaip šalia žmonių. Vis vien yra tam tikri dirgikliai ir tie dirgikliai būtent kaip tik ir mūsų lavina ir stiprina, man rodos, kad pats geriausias variantas yra. Taip galima atsiriboti, nežinau. O kaip, pavyzdžiui, tokie, bendravimo, nežinau, su vardu, ar dar? Su kuo? Kalbu čia atėjęs.